Ten reikėjo, tai tavo ir lievą. Tai jį reikės nulūpti kaip dažytą pūką. A, čia plastidipas? Ne, čia plastidipas ant žvėlio. Kaip jis geriausia, gal? Nu, taip, šiaip realybė tai palyginus pohui. Kau realybė palyginus pohui, kodėl taip realiai, per video taip šutinai atrodo. O, samarėzas ir laikys. Samarėzas ir laikys. A, bet žiūrėk, grotelį insidėjai. Ką? Kaip grotelį insidėjai. Jas abi. O. Matai čia. Tai ko, nėra. Nu, matau, nesva. Bet aš prisimenu, kai studentas nieko pohui. Tai ne, nieko nesakės. Seniai, tu tikrai čia dar užsidažybą, ble, pradės po to rūdyti. Tipo. Bet, man atrodo, tau slenkščius reiks persidažyti. Tai čia viskas šiaip reikėtų perdažyti. Visi po šiaip priekinis buferis pohai. Slenkščiai, tai kaip atrodo, ble, baisiai nekokybiškai perdažyti. Tai aš žinau. Ble, kažkaip man su tuo galu kažkas ne taip, kur atrodo, kad jisai, ble, tu per prievartą jį suspaudį atrodo. Realiai taip ir yra čia yra išpjauta, nes čia buvo gražus ovalus, bet aš protingas, aš pradžiai, bamperis yra kaprasis, kažkur iki čia. Nu. O jis yra, ble, gal iki čia. Tai, karočią, aš įpjaušiau, matavau, pripjoviau, čia posmėlis čia pohui, kažkada gal sutvarkysiu, kad tikrai nebus. Užkišau, prisukau, jo, realiai prie prievartą uždėta. Nu, tau realiai kitą dūdą įsidėt. Ilgesnę dūdą. Ir po to gali kokio plasmasė, tuos kraštus, žinai, ir viskas. Pas mane pasiliko ten šlamštą. Na tai va. Nu, kažką to dar biškį su galu reikia pasižaisti. Dūdą, kažką dar pasižaisti, gal pohai bus. Su plastidipą ranką nevarkia dažyti. Aš tikiu? Prasme, ne, žinai dėl ko nevarkia, ne dėl to, kad taip atrodys, bet dahuja kainuos. Kainuos? Dažus karbonkė 7 kiam, plastidipas 16 eurų. Tik tu nohui. Plastidipas 16 eurų. Ir ta prasme, aš su šitais dažais aš galiu, tipo, vienų sluoksnių nudažyti, ta prasme, ten, aukšto spaudimo viskas, zaibys su plastidipu, pizda, huja sluoksnių, man ta prasme, man slėgščiau, kad gal 2 flakonų reikėtų. Nu, nohui. Nu, tai pagalvok, tai aš turėčiau, tokį gal 100 pėmant plastidipą tik tais išleisti. Nesąmonė, čia kurva. Al kaip nors kažkas. Dalinėlis tai turi gerai. Žodžiu, vyksam į garažą. Jau po švenčių, po visko, po Velykų privalgė, reikia kaip atgal į darbus. Bandysim šiandien kažką burti, šiaip jau yra vakaras, bet tokias jau šiltas ir tiesiog jau užkniusiu namuose sėdėti. Tai jo, vykstu į garažą, atvaro Česką. Česka turi atsivežti E36 Felony sparnus. Man yra visai įdomu pabandyti užsidėti, pasižiūrėti, kaip atrodytų ant Lexuso. Tai va Česka atsiveš savo Felony ir pasižiūrėsim, kaip atrodys tas body kitas ant ISO. Nežinau, man čia tas. Nu, ble, šiaip įdomi žiūrės. Aišku, čia reiktų pasižaist. Man tai atrodo, žinok, jeigu aš dėčiau, tai man atrodo, aš nais tokį vat ir padaryčiau, karodžiai, tipo... Kad uždengt lempą? Na, tik pabasi lempas uždengt. Na gal? Bet šiaip su tais lepais sueina. Dar palauk. Nu, ble, dauginis šiaip atrodytų. Tik vis rankinėlės išsipjausit formaliai. Nu, rankinėlės reikėtų įsipjausyti. Palauk, kaip čia su boko gaunas. O, ble, su boko tai bus biški žaislo. Ai, bet žiūrėk, tu nebent palei bamperį dėt. Ai, ne. Ne, tada priekis, nu tai nesueina. Vėl garažė, tvarkom šitą šūdą, uždėjau šitą banerį. Tai pasakysiu visai, kol atrodo. Visai užskaitau, patinka. Salone tuos senus lipdukus išlupau ir čia 2 sujungiau. Ir tada 2 turiu likusius, tai nežinau, kažkur bandysiu pataikyti. Dabar kas vyks, tai vėl rūdys. Tai čia va plėmukas, čia plėmukas, čia keli plėmukai. Ir viską nušvitrinau. O čia va didžiausias kasekas, kurį labiausiai sunkiai sekasi realiai man išlygint, išvalyti, bet manau insiimsiu. Realiai, kad kaip ir viskas, man atrodo. Tai va, tai šiandien tokias ir planas ir yra, susitvarkyti rūdės, daug maž apeit. Tai daugmaž visą mašiną apėjau. Kas va čia, pavyzdžiui, su durim yra, aš tikrai netvarkysiu, nes jis kitas, kaip ir minėjau. Dar vairą pasikeičiau jau. Užsidėjau va naują vertiksinį vairą, naujus varžtukus. Ir aišku, šito vairo ilgai nepaturėsiu, nes spalva ir čia kopija yra ir visa kita. Tai kaip kopija, tai
visai nenori lankstytis, tai gerai. Kaip už tokį vairą sumokėti 25 eurus, kai žinant, kad čia yra kopija ir jis visiškai nenori lankstytis, sakyčiau, visai gerai. Po kol kas suais. Bet su laiku vis tiek kažką pirksiu, kas į temą ir tematiką visą. Dabar einam toliau pahalint. Mes ir vėl prie šitos žiūklės. Pradėjau pabiškiau surinkinėti priekį. Tas ir tas praėjau. Tai čia biškiai tokius, kas sekas matosi, čia dar gal reiks pasižais, bet bus matyti žaisiu. Aš jau prie leverio pradėjau dirbti. Žaisim kaip su eis su dizainu ir jeigu ten labai nereiks man. Tiksliau, jeigu leveris ant tos vietos užeis, tai labai bus pointo atvarkyti, nes leveris uždengs. Čia tai labai gražiai viskas gavosi. Šito tiesiog idealiai. Tik atspūdis, aišku, skirtingas, bet įsivalė viskas arkoj. Ten nelabai. Tai pradėjau pabiškiai snukius surinkinėti. Buferis beveik užmautas, liko vaštai susukti, užėt groteles ir realiai bus galima varyti techą. Tada liks bakelis pasikeis. Ir jo, vairo mygtuką dar reikia pasijungti. Pipsiką. Jo, bus galima varyti techą. Šiukšlė surinkta. Iš esmės viskas. Iki surinktas, atlankstyta atgal viskas. Čia buvo dar problemų. Šitą pospanį pas mane, tada buvo suvalgyta, matot. Buvo pora vietų, kur tokie makaronai buvo atsikabinę, galim sakyt. Ir jėsdavo padangą. Dabar jau viskas ten pjaušiau, atlankščiau, palankščiau, patvarkiau ir good. Tai va, realiai kas tebeliko, tai bakelis pasikeist, kas užtruks valandą laiko gal. Ir mygtuką sutvarkyti ir viskas. Varysiu techą. Tai tikiuosi, kad praeis. Turiu žmogus priveš man ratus, nes faktas, kad iš tais aš nepraeisiu, tai viskas, prasivarysim techą ir bus galima lapt buferį, jį sutvarkyti, lipus atgal, irgi juos sutvarkius, tai pabiškai ruošti jau. Prie leverio prasidėjo darbai. Likusios nepilnai yra 2 savaitės, tai labai tikiuosi per tas 2 savaitės įsimti viską, nes realiai viskas. Reikia bus apdailos ir leverio. Tai ką kiekam toliau darbus, nemiegam ir jo. Nu ką, šitas kiberas jau su techa. Praėjom šiandien techą ir gavom žalią lapą. Tai viskas, žodžiu, susidėjau gal kitus senus autus, šitus, kuriuos turiu. Ir jo, atėjo overfenderiai, tai bandysiu pakuoti ir žiūrėti, kaip čia jie atrodys. Ir pasėmiau špakliaus stiklų plokštui. Pasėmiau flakonkės, pasėmiau visus tepalus, žvakės, viską ir bandysim jau atvarkyti apdailos. Bandysim dėti šitos overfenderius, bandysim žiūrėti, kaip viskas gaunasi, kaip viskas atrodo. Ir jo, bet nereikės seną išmetimą gal irgi įsidėti. Viską pabiškai tvarkysim, darysim, ruošiam į sezoną, nes liko 10 dienų. Pakin 10 dienų liko. Kaip tai Hebra turi leverį jau pabaigti, nes jau pabiškai jau link pabaigos mes judam. Tai jeigu viskas gerai, tikiuosi, kad spėsiu. Šią akimirką didžiausia bėda, kokią aš manau, kad aš turiu, tai kad aš nerandu kam parduoti šitų ratų. Nes gal viską, man atrodo, šitie overfenderiai mašiną praplatins ant 3 comų, tai ant 6. Ir man dabar, jeigu jie tiek ir praplatina, tai man šitie ratai, man iš šitie ratai netinka, nes bus baisi fatuha labai, bet man juos reikia dėti, šitus overfenderius, nes būtent dėl šitų viso kas seko. Tai jo, 10 dienų, 10 dienų spėti susitvarkyti sparnai, ratai, apdailos, viską susidėti, išmetimas, ar įmanoma, vas matyti, žiūrėsim. Tai va, gerai, kibam į darbus, netibėm laiko, netibėm gumos ir jo, judam viso šito šroto traukti.